Šiaip visą laiką norėjom filmuoti gerą klipą po ilgos pertraukos. Bet kada įrašėm šitą dainą, apie ką tau papasakot, tai atsitiko prieš porą-trejetą mėnesių. Tada vadybininkė Rima sako, viskas, turim būtinai padaryti klipą. Sergei, kamera važiuoja. Šilta, ne? Tai pirmiausia, kada pradėjom galvoti, gerai, reikia nufilmuoti klipą. O mes nieko neturim, nei patirties, nei nieko. Telefoną tik tai, nu ką, galim filmuoti su telefonu. Gerai, su telefonu neužtenka, reikia kažko daugiau. Tada padarėm grupės susirinkimą, tada paskleidėm tą idėją, kad ieškokim žmonių, visi kartu kažkas išlys iš kažkur. Ir at some point, kažkurio momentu aš skambinausi su vadybininku Darium Baltušiu ir paklausiau jo, gal tu žinai kokį žmogų? Ir jis iškart sako, žinau, taip, Roberto Valdas iš Meksikos, režisierius, nu ir taip užsikūrė visas mechanizmas. This is how we do it. He's from Mexico. Imagine that. And singing Lithuanian language. Doing a duet. Beautiful. Darius y yo tenemos muchos años de conocernos, nos conocimos aquí en Lituania y pues coincidió en que yo estaba aquí, en que Requiem necesitaba hacer un video, que teníamos que hacer, que tenemos esta relación en común y por supuesto que dije que sí. Kai mes turėjom pirmą susitikimą, Roberto iškart sako, gerai, duokit man porą dienų, aš atsiųsiu keletą versijų. Scenarijaus ir variantų. Jis iš karto atsiuntė 3 skirtingas versijas ir labai teisinga linkme nuėjo su scenarijum ir viskas, mums iš karto viskas tiko ir patiko. Bueno, yo desde el primer momento que escuché la canción me gustó mucho. Fue una canción con la que yo conecté. Si entiendes la letra, si entiendes el sentido, porque son emociones lo que transmites. Y mi intención real al crear esta historia y al dirigir este video fue hacer esa liga entre la emoción que yo pude sentir al escuchar la canción con la emoción que yo puedo transmitir a través de imágenes. Apie ką tu papasakot? Apie naktį ir vėją, apie tą, kur mylėjo, bet vis tik paliko. Ir duok Dieve, kad tau pavyktų viskas gerai. O lūpos neliečiamos verkia, maldauja ir šaukia, pakaks tos vienatvės, juk jos tau per daug. Empecé a buscar locaciones que me llamaran a mí la atención, que me gustara. Como extranjero piensas diferente, ¿no? Ves un país de otra manera y a lo mejor hay un espacio, una esquina, una casa que te llama mucho la atención y la quieres porque te comunica algo dentro de la historia. Kas man labiausiai patiko, tai kad kadangi jis yra iš Meksikos, jis Lietuvos gamtą, visus Lietuvos architektūrą, vaizdus, žmonės, jis viską mato per savo meksikietišką prizmę. Ir ta mexiquesca prizma labai daug ką keičia. Yo no conocía a Ucmerge, nunca había estado ahí, y un lugar que me atrapó fue el castillo. Esta locación del castillo en el lago para mí se me hizo un lugar mágico. Son ese tipo de cosas, las locaciones que te atrapan y que transmiten lo que tú quieres con la historia.
y así me encanta trabajar con locaciones bellísimas y creo que encontré unas locaciones mágicas. Okay, ready? And roll camera. And stop now. Go in this direction. Susirado mano draugas geras, senas Mykolas, kitas Alekna operatorius, vienas geriausių Lietuvoje arba pats geriausias mano nuomonė. Irgi pasirašė dirbti kartu, tada visi ten asistentai, aš tada jau nebesuprantu, kaip viskas vyksta, tik didėja planas, komanda pavirto iš 5 žmonių į 35 žmonės. O galiausiai dirbo gal 100 žmonių prie videoklipo. Kaip aš atvykau į filmavimo vietą ir pamačiau, kiek ten yra aparatūros ir visko, tai man buvo keista, kad mes tokį dalyką suorganizavom, kad tai buvo daug didesnis, negu mes tikėjomės. Atskridau į Lietuvą dieną prieš filmavimus ir mes visi susirinkom, visa komanda lokacijoje. Iš karto buvo aišku, kad turėsim žiauriai gerą laiką ir smagiai bus dirbti, žiauriai smagu. Taip ir buvo. Kam tas grimas? Pažiūrėkit, mes Jono Takarevičiaus dainą filmuojam klipą, o mūsų apsaugot atvažiavo pareigūnė Takarevičienė. El hecho de toparme con un grupo de personas lituanas, todos eran lituanos, y que empiezan a hablar en un idioma que yo no conozco, porque al día de hoy entiendo 2, 3 palabras, pero yo no sé si están hablando bien o mal, o será como estar en medio de una jaula en donde no sé si los leones que están alrededor de mí me quieren comer o no. Tiesą sakant, kai prasidėjo visi filmavimai, labai taip mane nustebino ir komanda filmavimo, ir pats režisierius Roberto, būtent šito žmogaus ramybė, susikaupimas, atsidavimas tam galutiniam tikslui. Aš iš tikrųjų nesitikėjau, kad tokia profesionali komanda bus. Labai patiko stebėti apšvietėjo darbą, labai patiko stebėti Roberto, režisieriaus darbą. Jis buvo labai ramus, užtikrintas aikštelėje filmavimo. Roll camera, speed, and action. Well, you can continue this direction, and then you can just run into the building. Creo que las primeras 4 horas de filmación, que empezamos a agarrar un ritmo, una comunicación, y me relajé muchísimo. Y después ya ese primer día, en la tarde, yo ya estaba completamente disfrutando de los momentos de la filmación. Entonces, para mí fueron 48 horas que fueron la filmación, porque fueron 2 días muy largos, en donde yo realmente gozaba cada toma, cada encuadre, cada plática con los músicos, con Requiem, con Thomas, con el director, con Mykolas, el director de la fotografía. Realmente disfrutaba cada segundo que daba una indicación o cada segundo que hacía una toma. Entonces para mí fue algo padrísimo. Okay. 1, 2. 1, 2. Stay and return to the main position. 1, 2. Keep going.
kai psichas sieną daužė, aš vis kažkaip galvojau, kad neužsivoštų su tuo kūju savo kur nors, arba kad koks atskilęs plytgalis kam nors netrenktų į makaulę. Buvo sunku surasti sieną, kurią galima išgriauti. Tai Rusija, ten radom vieną sieną, kuri neturi istorinės vertės, kuri pastatyta iš naujesnių plytų. Tai tą ir griovėm, bet pats procesas, to daužymo filmavimas, nes mes turėjom tik tai vieną šotą, tik tai vieną kartą nufilmuoti. Kartojimo nebus, nes tik vieną sieną galim išgriauti. Tai taip jau pasistengiau, ten pavariau ir man tai buvo smagiausias filmavimo momentas – daužyti sieną. Yeah, but there is a cable. Yeah, but we can smoke it. Yo me llevé una gran sorpresa al ver que no era una banda de rock, eran más bien como amigos que estaban tocando. Todos se llevan tan bien, era todo tan ligero entre ellos. Me acuerdo que bromeaba mucho con todo el equipo, en que las actuaciones eran dignas de un Oscar, de que íbamos a transmitir todas estas emociones, y entre ellos bromeaban y reían. Pero algo, independientemente de eso, algo que me llamó mucho la atención fue la disposición que todo mundo tenía para trabajar. Era realmente como una familia que estaba preocupada de hacer las cosas lo mejor posible. Wow, tokių stebuklingų sutapimų įvyko iki neįtikėtinų momentų. Pavyzdžiui, vienoje ten iš pirmų scenų, kur aš įeinu į seną barą, Roberto režisierius man sako, įsivaizduok, kad tai yra vieta, kurioje tu kažkada tai seniai praeitį grojai. Okay? No problem. So, enjoy it like the last one, or enjoy it like the first one. Okay? The first one. Ir realybė tokia, kad tame pastate Ukmergėj, toj erdvėj įvyko vienas pirmųjų ar pats pirmas mano koncertas. Net aš atsimenu, vienas grojau, nes Requiem, su akustinė gitara, vieną dainą varam tyram tyraram, gal 4 valandas kartojau, bet tai įvyko būtent tam pastate. O režisierius Roberto man sako, pabandyk įsivaizduoti, kad tai vieta, kurioje tu kažkada praeitį grojau. Sakau, man nereikia įsivaizduoti, nes taip ir buvo. Ir tai vienas iš tų sutapimų tokių stebuklingų. And when we're ready, we'll let you know. Okay? Thanks for coming again. And have a good time. Sergei, kamera važiuoja. I dance alone. I sing alone. I play alone. Always ready. Yes, always ready. Okay? Let's go. Camera ready and play. Yep. Emocijos tai buvo neapsakomos, iš tikrųjų. Komanda nerealiai dirbo ir buvo labai įdomu.
it now. And I will have to... Nu, Tomai, kaip nuotaikas? Labai gerai. Nesušalai? Ne, dabar šilta. Pirmą kartą iš tikrųjų tokią patirtį turėjau, tai kokius palyginus lūkesčius turėjau ir kas vyko aikštelėj, tai du skirtingi dalykai ir wow. Para mí siempre ha sido importante como transmitir este espíritu de gozo, de emoción, de divertirse, ¿no? En lo que a uno le apasiona. Close to the camera. If I have the camera here and you're looking over there. Labai daug išsinešiau kažkokių tai idėjų ir pamačiau techninių dalykų, kur vyksta per filmavimą. Tai gera patirtis. Džiaugiuosi. Is calling you? Thomas is calling. Okay. Focus. Fotografavau iš šono truputį. Geresnės terpės fotografuoti nėra, nes yra sustatytas kino apšvietimas. Tai, reiškia, fotografui tai yra tiesiog geriau negu rojus. Aš jaudinausi, labai toksai laimingas jaudulys. Nežinau, man viskas žiauriai patiko. Ir jaudulys patiko, ir jaučiausi kaip kine. Realiai mes filmavom, tai vyko filmavimo procesas. Aš taip ir jaučiausi, tarytum būčiau kažkokiai paraleliniai tikroviai, kur esu kine. O, kaip čia įdomiai. Įdomiai. Kine viskas įdomi. Efectivamente, cuando tú ves el material después de que terminaste la filmación y empiezas a ver lo que se filmó, te das cuenta de lo bonito que fueron las imágenes, inclusive cuando estábamos filmando, cómo entraba la luz a los sets, el humo que entraba, el vapor de la boca que se veía de los personajes. O sea, son cosas como muy artísticas que hicimos durante la filmación. Y a la hora de editar el video, pues tienes que quitar muchísimas cosas. Me acuerdo que le dije a Tomás que con el material que yo tenía podría hacer un cortometraje. Aš labai tikiuosi, kad tiesiog tiek daina, tiek videoklipas suteiks žmonėms džiaugsmo ir gerų emocijų. Tai viskas, ko man reikia. Aš žinau, kad mes vis tiek įdėsim 100% visą komandą ir padarysim gerai. O jūs įvertinsit, kaip mums gavosi. Aš manau, kad tas video tikrai viršijęs lūkesčius. Sustatytas profesionaliai, tikrai matosi, kad daug darbo jame įdėta. Kuo daugiau žiūrėjau klipą, tuo labiau patiko ir kėlė labai didelius jausmus. Tiesą pasakius, pirmą kartą peržiūrėjęs, tai nesupratau nieko, nes viskas atrodė kardinaliai kitaip nei filmavom, bet kai įprato akis ir kai įpratau žiūrėti į save, nes tikriausiai kiekvienam yra sunku žiūrėti save ekrane, tai likau labai patenkintas rezultatu. Tikrai liuks šauniai. Mes pasirinkom vieną iš tokių blogiausių
metų laikotarpiu filmuoti klipą gamtoje kažkur tai yra vėlyvas ruduo, kur tikrai jau mažai spalvų lapai nukritę, bet vis tiek ta Lietuva tokia graži ir spalvinga. Nerealiai net ir blogiausių metų laikų, kada žmonės depresuoja, vis tiek tie vaizdai mane šokiravo gražus, kokie jie yra gražus. Man viskas žiauriai patiko, aš buvau sužavėtas galutinių rezultatų klipo. Kas padaro žmogų nemirtingą, tai jo darbai, jo palikimas darbų prasme. Tai muzikantams, apskritai menininkams yra lengviau tapti nemirtingais dėl to, kad jie dovanoja žmonėms neįkainojamą dalyką, meną. Yra toks, buvo, tiksliau, Jonas Takarevičius Lietus ir čia yra būtent jo kūrybos gabalas, kurį mes daina, kurį padarėm ir nufilmavom šitą videoklipą. Originalas Jono dainos yra visiškai, kitokioj nuotaikoj, ta pati melodija, tie patys žodžiai, bet nuotaika visai kitokia. Žinau 100%, jeigu Jonas būtų gyvas, jis būtų tikra legenda ir numeris 1 tai tikrai Lietuvoje, ar vienas iš geriausių, mes jį vadindavom sekantis Mamontovas. Tikrai potencialas jo buvo nerealus, milžiniškas. Jis tikrai šiandieną būdamas gyvas būtų mažiausiai gyva legenda. Ant tiek buvo talentingas. Jūs dabar pasijauskite taip, kaip būtumėt pas mus kažkur namuose. Ir mes jums grojam gabalus su gitarom. Ir dabar aš jums irgi taip, mes išgėrėm pavyzdžiui ir dabar aš jums dainuoju. Apie ką tau pasakos? Apie rytą už langą, apie naktį ir vėją, juk ir pats tai žinai. Kur mylėjo, bet vis tik paliko. Ir tokie, kad aplink viskas gerai. O neliečiamos verkia, maldauja šaukia, pakastos vienatvės. Juk jos to per daug, paskui jos palieka. Ne vien tik šitą klipą ir šitą dainą padarėm. Kasparas, klubas Rokmergė ir ten draugai ir partneriai, jie organizuoja didesnį projektą. Šitą dainą tik tai to projekto dalis yra. Jie nori išleisti visą albumą dvigubą originalių Jono dainų ir kitų autorių. Tas pačias dainas remiksuotas, perdainuotas. Tai vat mes vieną padarėm, ten Mamontovas, Bielė, dar kiti atlikėjai. Bus išleistas albumas dvigubas, viename kiti atlikėjai, o kitame originalius Jono dainos. Tai čia yra tas didysis projektas ir tikslas labai paprastas, tiesiog
įamžinti ir padaryti Joną nemirtingu, nes jis ir yra nemirtingas, jo muzika niekaip neatsibosta, ji niekaip nepraeina, amžinai yra visų mūsų atminty ir tiesiog mes padarėm ją labiau, dabar bandom padaryti labiau prieinamą platesnėm masėm, kad žmonės visi turėtų galimybę pasimėgauti Jono muziką, kas padaro jį nemirtingu.